Labutis, mano mėlieji pelėdžiukai. Šiandien įrašinėjau kaip niekad vėlai. Galvojau, kad priežastis yra tokia, kad svečiuose buvo draugė ir tai yra labai gerai, nes pastaruoju metu kažkaip viskas sukasi tik apie darbą, tai reikia truputėlį prasiblaškyti. Nors pagalvojus giliau, mano darbe užtenka visko tiek, kad prasiblaškimo nelabai reikia, bet draugai yra draugai. Ne, tai yra jau kalbama apie tuos porą žmonių mano gyvenime, kurie užima didelę vietą mano širdutei. Bet iš tikrųjų prigavau save, išlydėjau draugę. Iškart čia atsisėdau, pasidėjau visus dalykus reikiamus, čia viską, ką nustatymai iš anksto, viskas sužiūrėta, kad sėst ir kalbėt. Bet supratau, kad nėra taip paprasta, nes išsirinkau tokią temą. Tai ką dar paaiškinsiu, ką reiškia išsirinkau. Labai blaškiausi tarp dviejų vėl. Kaip visada mums ten ADHD žmonėms, autistiškoms smegenim, ar ten autistiškiems žmonėms su ADHD traits. Labai sunku išsirinkti. Tai aš paėmiau ir paskambinau žmogui, kurio nuomonė, kokia tema turėtų būti, kuri yra reikalinga ne tik jai, bet ir iš esmės bendrai labai daug kam. Aš labai tą nuomonę pasitikiu, tuo žmogum labai pasitikiu. O čia dar gavosi taip, kad ir, žodžiu, labai tema būtent jai, nes šviežia labai. Kaip supratau, bet per visą dieną, kol aš, nes tai buvo palyginus anksti diena, ar ne, kai aš paskambinu ir sakau, neoverthinking, greitai sakyk, kokia tema. Aš žinau, kad tu dirbi, greitai sakyk, kokia tema. Ir turėjau tikrai daug laiko pagalvoti, kad ar aš ištempsiu tokią temą, ar man pavyks iškomunikuoti viską, ką aš ir kaip aš matau šitą dalyką, ar pavyks įtilpti į tą valandą pusantros ir panašiai, ar ne. Tai kuo toliau galvojau, tuo labiau supratau, kad aš prokrastinuoju smarkiai ir vis pažiūrau į tą laikrodį, kai sakėm, kad tikrai 10 maks, 9-10 išsiskirstysim, tai išsiskirstėm lygiai vidurnaktį, tai čia ir tai rekordas, nes dažniausiai būnam iki paryčių. Bet aš prokrastineitinau, ta prasme, aš labai gerai leidau laiką su draugė ir labai atrodo kaip ir, negali sakyti, nenorėjau, bet labai jaudinausi, tiesiog jaudinausi, tai nebuvo anxiety, tai nebuvo dar kažkas, jaudinausi prieš, kad pradėdama podcastą, tiesiog, nežinau, man asmeniškai, šita tema atrodo, kad, tas, kas kalba apie tai, turėtų kalbėti labai atsargiai apie tai ir išmanydamas apie tai. Abu variantus aš turiu, abu dalykus aš turiu, bet pas mane šiandien imposteris taško. Praeitą kartą skundžiaus, kad ADHD kaip taškė, taip taško, dabar dar ir imposteris prisidėjo, tai žodžiu.
Tai jeigu įsivaizduokit, sėdžiu aš su draugė, mes kalbam, bendraujam, smagiai leidžiam laiką, bet aš tuo pačiu ten tam tikro aliejum savo garbanas cepu, nes imposteris, tai reikės kada padaryti podcastą apie imposterį. Ar bent dalį podcast'o. Jo, tai tiems, kas nežino, kas yra imposteris, kaip mes vadinam, jis tiesiog aplanko, ne? Imposterio sindromas, tai yra tos dienos, tai gali būti diena, tai gali būti dienos, tai gali būti ilgesnis laiko tarpas, bet ne per ilgas, kai tu pažiūri į veidrodį ir galvoji, o kas čia, o dievai, ne, ten, nežinau, apie save galvoji, kad tu ten paskutinis ten atrodai tragiškai, nieko nepasiekus, nieko neišmanai, kokius tu čia dar podcastus rašai, ką tu čia dar draugiai, ten, sakykime, patarinė, ar klientam patarinėjai, žodžiu, tai kadangi tokia diena, tai iš vis svarščiau gal rytoj, bet rytoj manęs laukia mano sekmadienis, o tai yra irgi labai svarbu. Ir aš žadėjau, kad aš save ir taip tikrai su mieliausiu noru, netgi kartais net su euforijos jausmu, atiduodu žmonėm ir duodu informaciją ir viską, bet man reikia ir savo dalykus pasidaryti, ar ne, tai sekmadieniai yra mano tatuadieniai, kur su Simona mes susitinkam. Simona, labas, hey love, labai laukiu rytojaus, susitinkam ir darom labai gražius dalykus ant mano kūno, kas mane labai džiugina ir kas mane labai puošia, ir dar su tokia meistrė / sister from another mother, tai tiesiog ir laikas fantastiškas ir, žodžiu, čia galima būtų podcastą padaryti vieną apie sekmadienis pas Simoną. Tai tai šiandienos tema yra gedulas. Arba kitaip tariant, taipogi ir sielvartas. Iš tikrųjų, ypatingai šiais laikais, kai mes turim tiek informacijos, kai mes jau esam tiek išprusę, tiek dvasiškai, tiek visais įmanomais būdais, bent jau dauguma mūsų, tie, kas nori, tie, kam reikia. Bet vis dar, kai tai aplanko mus, nežinom nei ką su tuo daryti, nei kaip jaustis, nei kaip elgtis, nei kaip panaikinti tą skausmą, o to skausmo įvairovių yra įvairiausių, ar ne, rūšių. Kodėl? Todėl, kad gedėti ir sielvartauti galima tikrai ne tik dėl mirties, dėl prarasto žmogaus ar žmonių su visam, kitaip sakant, išlydint ten, kur, kaip ten sako Jenny Denovy, žemėje yra pre-party, o tikras party yra ten aukštai, ne? Bet mes turim daugybę, sąrašą begalinį sielvarto ir gedulo, kai mes skiriamės, kai mūsų keliai išsiskiria, kai mūsų draugystė baigėsi, kai mūsų santykiai nepavyksta, nebe pakeliui, ar ne, nes patinka man šitas vis tik tai pasakymas, kad visi mes esam pakeleiviai, kol mums tampa nebe pakeliui, ar ne, ir kad ir kaip bebūtų nepakeliui, gerai, ten, tarkim, man į dešinę, o mano antrai pusė į priekį, ar ten į kairę, ar nori pasukti atgal.
Tai mūsų abiejų dalykas, tai mūsų abiejų reikalas, bet tai nereiškia, kad nuo to mažiau skauda, ar ne? Tai gali būti daiktas, kurį aš pamečiau, kurį aš labai labai branginau ir mylėjau, nors kaip dabartiniam ypatingai pasaulyje smarkiai drąsina mane prisirišti prie daiktų, bet yra tam tikri dalykai, tam tikri daiktai, kurie turi didesnę nei tiesiog ten, nežinau, finansinę vertę ar dar kažkokią vertę. Tai gali būti praradimas šeimos nario kaip po gyvūno. Arba, ir tai vėlgi nebūtinai turi būti mirtis. Tai gali būti, pabėga šunys, katės ir taip toliau ir taip toliau. Tiesiog pagalvokit, kad logiškai, jeigu taip jungus logiką, ar ne, logiką ir racionalumą, kiek dalykų gali paveikti taip, kad mes jaučiam sielvarto jausmą, mes esam gedulo procese ir kas blogiausia, kad nežinom, ką su tuo daryti. Va čia jau nesvarbu, kiek informacijos yra internete, kiek patarimų, kiek podcastų, kiek video, kiek medžiagos, aišku, džiugu, kad jos yra ir daug, labai džiugu. Ir mano niekuom neišskirtinis tas podcastas bus, todėl, kad, jisai negražins prarasto žmogaus, gyvūno ar daikto, ar emocijos, ar netgi praeities prisiminimų, jaunystės, sakykime, man prieš sukankant 40, ar ne, praeitą gruodį tikrai jaučiau momentais iki ašarų tokį sielvartą didžiulį ir nepakartojamai verianti tokį krūtinę, ne veltui sakoma, kad kai yra blogai, skauda širdį, ne? Nes būtent krūtiniai tą jausmą, kad aš ką tik lakščiau ten ir ten, taip ir taip su tuo ir buvo taip faina ir kaip smagu būti 18 ir bam, ta prasme, daugiau nei 2, ar ne? Tai teko su tuo labai smarkiai padirbėti ir įdėti tikrai daug pastangų, kad tai neužsibūtų, kad tai neužsiliktų ir kad tai netaptų problema. Turiu netgi pavyzdį, žmogus labai artimoje aplinkoje tiesiog negyvena, o egzistuoja vien dėl to, kad paseno. Gal vien dėl to žiauriai skamba, bet dėl to, kad paseno. Ir jai tas faktas, kad jinai močiutė, jai tas faktas, kad jinai nebe taip atrodo, nebe taip jaučiasi, jėgos neleidžia, traumos neleidžia, tas anas, jinai tiesiog ištisai sėdi namie ir atsitiko dar keli dalykai ten, bet tai dabar ne apie tai. Ant kiek gali žmogų paveiktas faktas, kad man nebe 18 ir niekada nebus 18. Ir kuo vyresnis tu tampi, tuo labiau tu reflektuoji. Ir žmogus, kuris myli, gerbė save, anksčiau ir vėliau, jeigu susiduria su tokia problema, kaip ir nenorėčiau būti 40, ne, susiduria su šita problema, įdeda labai daug pastangų tam, kad išdirbti šitą momentą ir laimingai savo gyventi toliau, nes kiekvienas etapas mums yra duotas
su priežastimi. Vaikystė, paauglystė, mūsų 20s, mūsų 30s, mūsų 40s ir taip toliau, ar ne? Ir viskas, ko mes nepadarom, nepatiriam, nesvarbu ar dėl savo pačios, ar dėl kitų kalties, viskas mus vis tiek pasivis. Tai mes šitą visi kaip ir žinom, ar ne? Tai kas tas gedulas iš esmės, kodėl taip skauda, kodėl būtent esant gedului mūsų gyvenimuose būna taip, lyg atrodo, kad niekada nebebus gerai. Atrodo taip, lyg niekada nebebus vėl gera džiaugtis gyvenimu. Turiu šiokį tokį pasiruošimą, nes iš tikrųjų, sakau, nuoširdžiai jaudinausi, kad nepavešiu. Tai pažiūrėsim, kaip bus, jūs, kaip sakoma, sprendžiate, pavyko ar ne, ne? Taigi, tai kaip ir minėjau, sielvartas, gedulas, tai nėra vien mirties sielvartas ir gedulas. Tai visko, ką mes mylėjome ir mylime, praradimo skausmas, nežmoniškas skausmas krūtinėje, ar ne? Kur dėl ko, sakau, aš iš tikrųjų šiandien besiruošdama, o anksčiau uždavinėjau savo šitą klausimą. Besiruošdama supratau, kodėl visi sako, nedaužyk man širdies, man skauda širdį, man plyšta širdis, man kraujais rūva širdis. Kodėl širdis būtent? Ta prasme, tų organų pilna, ar ne? Kodėl žmogus pasirinko širdį? Tai aš nuoširdžiai, nežinau, jeigu jūs visi žinot, aš viena atsilupus nežinau, tai all good, kaip sakoma. O pasirodo todėl, kad, iš tikrųjų mes, kai bandom tverti, dirbam, nedirbam, kažkaip bandom išgyventi gedulą, sielvartą, mums skauda būtent krūtiniai, nesvietiškai, smarkiai skauda krūtinė. Aš atsimenu iš savo pačios istorijos, kad dėl tam tikros gedulo sielvarto problemos, sakykim taip, man neapsakomai skaudėjo krūtinės ląstą. Aš dariausi visus rengenus ir ko tik aš nedariau. Bet tik šiandien sužinojau, kodėl tiek laiko skaudėjo krūtinė. Ir praėjo tada, kada pradėjo viskas gerėti, nes tas sielvartas buvo dėl sūnaus ir dėl mano nežinojimo, kaip jam padėti dėl autizmo diagnozės, ar ne? Kur dabar gyvenam ir vargo nematom, ar ne? Kaip yra posakis toksai, tai buvo ką paveikti, kai nebuvo visiškai jokios informacijos ir tas sielvartas iš tikrųjų privesdavo iki panikos priepuolių, privesdavo iki to, kad aš pastoviai sėdėjau prie gydytojų kabinetų ir išsiaiškint, kodėl man ištisai tas, aš prabundu, pirma milisekundė ir man iškart skauda krūtinė, ar ne? Tai taip, kaip nebebūtų, jeigu mes taip jaučiamės, jeigu toks yra jausmas, ar bent arti to, tai tikrai galimas daiktas, kad reikia pažiūrėti giliau, pasigilinti smarkiau, ypatingai apie ir dėl galbūt įvykusių pokyčių gyvenime. Ne tik būtinai vėlgi tiesioginis praradimas žmogaus,
bet pokyčių, kurie atnešė skausmo ir tas skausmas yra lygus gedului, yra lygus sielvartui. Nes jeigu išsiverstumėm žodį grief, ar ne, gedėti, tai taip, aš galiu gedėti ir turėjau teisę gedėti savo noro būti tiesiog mama ir būti su tiesiog vaiku ir tiesiog leist laiką. O išgirdus diagnozę supratau, kad mūsų gyvenimas bus visiškai kitoks. Ir čia jau mano autistiškos smegenys nepriėmė to fakto, kad bus ne taip, kaip aš pasiruošus, kad būtų, ne taip, kaip aš anticipatinau, kad būtų. Ir dėl to aš šiandien įsivaizduojat 14 metų vaikui, supratau, kodėl taip smarkiai skaudėjo. Tai tęsiant tą sielvarto temą, kas yra labai svarbu paminėti, ar ne, kad sielvartas tai yra skyrybos, tai yra išsiskyrimas kaip ir distancijos prasme, ta prasme tas distance relationship, ne, vis tiek santykis yra, žmonės abu gyvi, meilė yra, visa kita, bet yra kažkoks poreikis ar priežastis gyventi, būti ar ne atskirai ir ne kilometrą, ne du. Ir labai dėl to stipriai gali skaudėti širdį, vadinkim tai taip, ar ne. Ir kartais juntamas tas gedulo jausmas vien dėl to, kad kai tas žmogus yra kažkur už kilometro 2, 5, 8, taip, mes galim savaitę nesimatyti, mėnesį nesimatyti, metus nesimatyti, bet mes galim kalbėti balsu žinutėm, kas dar patogiau dabar, su vaizdu ir visa kita, visa ką, ne, bet tai vis tiek neatstoja, ypatingai romantiškose santykiuose, ar ne? Neatstoja to, kas buvo, ne, įsivaizduokim 2 metai santykių ir vienam iš poros reikia išvažiuoti pusmečiui ar metams ir tai yra ką paveikti, nes viskas keičiasi. Viskas tokiu atveju keičiasi ir tai jau priklauso nuo abiejų, ar laikysis kaip vienas kumštis, ar iš to ilgesio bus pykčiai, barniai ir, kaip aš sakau, kuo greičiau tu grįžk, ar ne, kad tik tai baigtųsi visi šitie marazmai, kuriuos ilgesys ir širdgėla sukelia, ar ne. O be to, dar toks man irgi atradimas buvo šiandien bemąstant, bedėliojant, kad prarasti galima ne tik kitus, bet galima prarasti ir save. Kiek aš jaučiau gedulo jausmo, kad būtent gedulo lyg žmogus mirė. Kai mane palikdavo ar su manim skirdavosi mano eks narcizas, ar ne? Tai čia jau tokia truputėlį sunkesnė artilerija, ar ne? Nes visų pirma, žmogus gyvas, visų antra, aš nieko blogo nepadariau, visų trečia, savivertės klausimai, visa kita, visa ką. Visų ketvirta, žmogus pastatė save į tokią poziciją, kad jis pasakė ir šventą, ir netgi 79 kartą tu tiki, kad viskas jau šį kartą tikrai skiriamės, ne? Ir aš jaučiau labai labai daug sielvarto ir labai labai daug metų po to ir po išsiskyrimo tikrai bent 5 metus tai aš
aš net nemoku nupasakot, koks tai buvo skausmas, nesvarbu, kaip aš ten bėgau nuo jo, ar ką aš su juo dariau. Taip, Mufasa, taip. Ar ne? O šiandien besiruošdama podcastui, aš supratau, kad aš sielvartavau ir aš gedulo jausmą jaučiau ne dėl to, kad aš jį praradau. Jeigu aš pati pabėgau, aš pati tuos santykius parišau, tai koks gali būti, aišku, bet tokiam lygmenį sielvartas, tai ką žinau. Ogi todėl, kad aš save buvau praradus visiškai. Aš neprisiminiau, kas aš buvau iki tų santykių ir aš nežinojau, kas aš esu, nes aš be identiteto, aš toks flautis, ne? Ir kai tu esi flautis, tu skaitai save niekuo ir tai yra didžiulis, turbūt vienas didžiausių praradimų, taip, jeigu imant ir mirti žmogaus, visaip galima dėlioti, ar ne, kad galbūt, tarkim, vieni žmonės, kai miršta, pagalvoja, kad, bet jam čia buvo labai viskas garsiai, žiauriai, baisiai ir jam ten geriau, ar ne? Čia aš, pavyzdžiui, apie savo dėdę kalbu, tikrai nuoširdžiai tikiu tuo. Ir panašiai, ir tokių labai labai daug pavyzdžių yra, bet prarasti save ir nesuprasti to ir galvoti, visą tą laiką galvoti, ir daug metų yra, kas 10 metų galvoja, kad gedi to. Tai netgi terminas yra toksai, ar ne? Neįtrauktas, toks neleidžiamas, nelogiškas sielvartas, net nežinau, kaip čia turbūt reikėtų gerai pagalvoti, nes ir galvojau ilgai, bet nesugalvojau. Arčiau šito neįtrauktas sielvartas, ar ne? Išsiskyrė, pavyzdžiui, žmonės, ne? Nesvarbu, ar tai yra divorcas, ar tai yra tiesiog išsiskyrimas kaip po santykių užbaigtis. Išsiskyrę žmonės dažnai gedės ne tik buvusios meilės, bet ir visos buities, visų tų pačių namų, daiktų išdėstymo, kas kartu buvo padaryta, dažniausiai, ar ne, kažkokių kelionių, prisiminimų, nes visa tai atrodo, jeigu išsiskyriau su žmogum, tai visa tai nebeegzistuoja, kas nėra, iš tiesų, tai nėra visiška tiesa, bet kaip ir logiška, nes tai yra pirmas instinktas, kad mes buvom labai fainai, sakykime, Šri Lankoj mėnesį laiko ir dabar galiu verkti krokodilo ašarom dėl to, kad mes ten buvom ir buvo taip gera, o dabar mes nebe kartu. Bet buvo gera ir Šri Lanka yra labai faina vieta aplankyti ir viskas su tuo yra gerai. Ir tie geri prisiminimai dar labiau verčia jaustis blogai skyrybų atveju, kadangi elementariai mes gyvi, bet mes nebe kartu, todėl ta kelionė iš nuostabios patirties virsta kažkokia, prisimenu ir iš karto beprotiškas liūdesys apima. Tai reiškia, kad automatiškai žmogui reikia labai daug dirbti su savim, todėl kad kaip nebebūtų,
laikas gydo beveik viską ir kai praeina tam tikras laiko tarpas, tu prisimeni, kaip tu buvai toj Šri Lankoj ir buvo labai faina, ir buvo labai gera, ir buvau su nuostabiu žmogum, su kuriuo dabar jau nebesu, bet, oh well. Ir labai daug šiandien turiu paruošus informacijos, o žiūriu, kad laikas jau varau, aš čia tuoj bus 33 ir 33 ir 3, žodžiu, vieni trejetai, kas reiškia virš pusvalandžio, o aš dar tik pradėjau. Taigi, o noriu, taip vadinkim, eiti, apvaikščioti, apšokinėti visus sielvarto tipus, kad kiekvienas galėtumėm atpažinti savo ir kažkaip vienaip ar kitaip tada padėti savo, ieškoti savo pagalbos, ar ne? Taigi antras būtų dviprasmiškas sielvartas, ambiguous loss. Tai yra tas toks praradimas be galutinio taško, tu prarandi žmogų, bet tu neturi ir jau neturėsi galimybės nieko pakeisti, nieko tavo žodžiai nieko nebereiškia, bet tai nereiškia, kad kalbame apie mirtį, tai yra daugiau apie kad kai kažko trūksta su tuo žmogum būnant, ar ne, sakykime, kalbant apie žmogų. Ir kažko rimto, kažko didelio, ne šiaip, ne kažkokių mažų detalių, tuoj paaiškinsiu. Bet tas trūkumas vis tiek sakyti, kad tai yra praradimas, kad tai yra gedulas, kad tai yra sielvartas. Sielvartas gal dar, bet gedulas jau ale per drąsu. Tai, sakykime, žmogus, šeimos narys, artimas, mama, tėtė, ar ne, nesvarbu, mylimas žmogus, susirga Alzheimeriu ir jis tavęs neprisimena, ar ne, arba serga demencija ir iš vis nesuvokia, kur yra, kas vyksta ir panašiai, ar ne. Tai artimųjų santykiai vyksta tokiais reglamentuotais pasisveikinimais, pabendravimais, kaip svetimas su svetimu, tik kas baisiausia, kad tas, kuris neprisimena, jis neprisimena, ne? Bet tas, kuris prisimena, jis turi dar ir apsimetinėti, kad neprisimena, nes jeigu tu bandai žmogų su atitinkamom diagnozėm priversti prisiminti, tu gali jam pakenkti, ar ne? Ir taip gaunasi, kad tas žmogus yra gyvas, bet jis yra svetimas. Tai Pauline Boss 70-aisiais pavadino tai ambiguous loss, sielvartu, kuris skauda, bet niekada nenustoja skaudėti, nes nėra pabaigos, nebuvo pradžios numatytos, tik begalinė tokia elementari nežinomybė, tik tai jos elementarumas tiesiog plėšo, ar ne, širdį. Trečias būtų lūžio sielvartas ir smegenų spąstai. Tai maždaug taip pavyko išsiversti. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Apie 10-20% žmonių po skausmingos netekties išvysto prolonged grief disorder, tokį ilgalaikį skausmą, išliekantį metus ir
panaikinanti gebėjimą gyventi toliau, kokybišką gyvenimą, ko mes visi nusipelnome, ne? Neurologiškai tai susiję su atlygio sistemomis smegenyse. Smegenys kabutėse prisiriša prie to žmogaus, vis tik tai dažniausiai tai yra žmogus ir negali paleisti. Vyrauja hormonas, streso hormonas kortizolis, kuris yra užkilęs iki tokių aukštumų, kur neįmanoma papasakot. Ar ne, ir jis nėra, kad nukrenta, pakyla, jis ištisai yra visiškose aukštumose, prastėjanti atmintis ir smarkiai prastėjanti, toks sulėtėjęs galbūt netgi mąstymas, taip galima išsireikšti, kadangi iš esmės, ar ne, užtenka šiuo atveju persiskaityti, kokie yra požymiai arba ką daro organizmui labai aukštas kortizolis. Kortizolio kiekis, ar ne, streso hormono kiekis, ką jis daro organizmui. Tai čia ir atmintis, ir sąrašas dalykų yra begalinis. Taigi tai tikrai nėra kažkoks silpnumas jūsų kaip žmogaus, ar kažkas panašaus iš serijos, kad tu turėtum šiek tiek daugiau su savim padirbėti, ne? Tai yra biologinis reiškinys, elementariai, ar ne? Nes tik tai tas žmogus, kuris patyrė tą skausmingą netektį ir išvysto tą prolonged grief disorder, žino, ant kiek jam skauda. O patarėjų jų visada buvo ir bus. Ketvirtas tai būtų jaunystės ir tapatybės praradimas, gedėjimas to, ko niekas nemato. Sielvartas nėra skirtas vien tik mirčiai, kaip ir kalbėjom, ar ne? Tai taip pat skausmas dėl prarastos jaunystės ar tapatybės. Paaugliai ir jauni suaugusieji, tie vadinami jaunuoliai žmonės, ar ne, dažnai išgyvena netekti savęs tokio, kokiu tikėjosi tapti, ar praleistų kažkokių svarbių gyvenimo etapų. Taip, Mufasa, taip. Šis nematomas sielvartas gali sukelti raidos sutrikimų, tokį kaip ir pastabdymą, regresyvų elgesį arba labai smarkų nerimą, kaip anxiety nerimą, kai žmogus įstringa tame prarastame laike, tarsi bandydamas atsukti laiką ar sustabdyti jį ten, kur skaudėjo labiausiai, ar ne? Tai irgi toks ganėtinai įdomus fenomenas. O sekantis dar būtų taip vadinamas tolimesnė ryšio samprata, continuing bonds, neužbaigti santykiai, neleidžia vystytis naujiems santykiams, ar ne? Naujausi tyrimai paneigia pagaliau tą faktą, tą mitą, kad reikia palikti viską už nugaros, ne? Pamiršk, užkask kaip katinas ir važiuok toliau. Žodžiu, gyvenimas nesibaigė tuom ir bla bla. Psichiatrų pavyzdžiai teigia, kad išlaikyti vidinį ryšį su prarastu artimu
su buvusiu savimi yra natūralu, sveika ir netgi būtina. Tegu ta puikiai neveikianti gitara išlieka tavo kūrybos pamoka, o 17-metis, kuriuo buvai, tavo būsena, į kurią vis dar gali sugrįžti. Dar vienas pavyzdys toks jau tikrai, sakyčiau, išskirtinesnis, tai intuityvus prieš instrumentinį sielvartą, ar ne? Tavo stilius, tavo taisyklės, kažkaip taip pavyko apipavidalinti. B. Doka ir T. Martina apibrėžia 2 sielvarto stilius. Intuityvų, tai yra emocijų paleidimas, atviras liūdesys, kalbėjimas apie tai, kas skauda, ar ne, ir instrumentinis, privatūs apmąstymai, konkretūs sprendimai, vidiniai, niekam negirdimi, nematomi ir nežinomi jausmų tokie pradirbimai, kaip vadinami, ar ne? Kai būna, sakykime, kažkokia trauma, kurią reikia išprocesinti, ją reikia pradirbti. Ir nei vienas iš šitų 2 nėra nei geresnis, nei blogesnis viens už kitą, ar ne? Svarbiausia, kad jisai jums tiktų. Reikia pasimatuoti vieną, bent tarkim emocijų paleidimą iš intuityvaus ar kažkokį konkretų sprendimą, imtis kažkokio konkretaus veiksmo, kaip kad instrumentinėme. Žodžiu, svarbu pasirinkti tai, kas tinka būtent tau, nesilyginti su kitais. Kaip ir minėjau, pasimatuoti abu ir išsirinkti, kuris tinkamiausias. Nes tai yra, mano akimis, šis svarbiausias momentas visoje šitoj sielvarto virtiniai. Tai yra pasirinkti savo tinkamą ir gedėjimo būdą, kurio pagalba teisingai pasirinkus vis tiek greičiau yra išsveikstama ir greičiau yra atsistojama ant kojų ir vėlgi visiškai nesvarbu, ar mes palaidojam šeimos narį, draugą, pažįstamą, ar mes vis tik tai išsiskyrėm vienokiu ar kitokiu būdu ir kalbam apie skyrybas ir žmogus, abu žmonės yra gyvi, tačiau skausmas yra labai stiprus. O man kaip savo srities specialistei kiek kartų teko girdėti, kad žmogus jau metus gedi gitaros ar pliušinio žaislo ar kažkokio daikto, kur atrodo pirma mintis, kuri, aišku, tiesiog beldžiasi į galvą, ne tiesiog lenda, kad, come on, ta prasme, žmonės praranda žmonės, o čia pergyvenimas dėl daikto, bet taip jau yra. Ir dėl to nėra konkurencijos, kas liečia gedulą, nėra konkurencijos, kas liečia sielvartą. Skausmas yra skausmas. Svarbiausia yra rasti būdų, kaip geriausiai savo padėti, kad kuo greičiau išsveikti. Ir kaip ir buvo minėta prieš tai, labai svarbu
tą turėti omeny, kad kišti tą skausmą po kilimu nieko gero neduos. Mes turim susitvarkyti šitą skausmą iki tokio lygmens, kad būtų galima gyventi ir kad būtų galima paleisti, ar būtų galima, kad ir laikyti įsikibus, bet kaip prisiminimą, o ne kaip kažką, be ko negali gyventi. Ar ne, nes tai automatiškai byloja, kad geros gyvenimo kokybės nebus tol, kol nebus išdirbta trauma, būtent šito gedulo, ar ne. O aš jau norėčiau pereiti prie antros dalies, nes matau, kad jau beveik valanda, o antra dalis nėra trumpa, bet labai mano akim reikalinga, ir tai yra būtent santykių tema, ar ne? Ir tai nebūtinai toksiški santykiai, tai nebūtinai iš vis klijuoti jokias etiketės. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti yra, kad kai žmonės išsiskiria, tai yra draugai, išsiskiria jų keliai, tai yra pora, kuri buvo kartu metus, 9, 30. Tai yra mama ir vaikas dėl įvairiausių priežasčių, tai yra pora, kuri, kaip ir minėjau anksčiau, yra kartu, bet gyvenimas priverčia, ar ne, atstumo prasme išsiskirti ir taip toliau, ar ne. Kadangi, kaip žiauriai beskambėtų, su mirtimi viskas aišku, ar ne. O kai žmogus yra gyvas, o jausmas toks lyg miręs, bet tu žinai, kad gyvas, tai labai stipriai susuka sveiką protą be galo. Tai tam esu paruošusi tokį kaip ir patarimų sąrašą, bet tai bus daugiau, tokiu mano stiliuku, ne, mano japinimo būdu, nes aš papunkčiui tiesiog skaityti iš kažkur tai nemoku. Taigi noriu pradėti nuo šiokios tokios įžangėlės, kad jas nešokt tiesiai į patarimų sąrašą. Atsiprašau. Taigi nėra ko delsti. Pradėkime. Emocinių lygmenių išsiskyrimas juntamas tarsi plyšimas per pusę. Tarsi dalis tavęs yra atkerpama, nupjaunama nuo likusio tavęs, ar ne? Kalbant apie santykius, labai dažnai po išsiskyrimo atsiranda neapykanta. Taip nutinka todėl, kad neapykanta yra skausmo išsigelbėjimo, tokia dengiamoji emocija, ar ne? Nes palyginkim liūdesį ir pyktį. Liūdesį ir net tą neapykantą, tą pyktį, ne? Pykti yra daug lengviau. Kaip ir atrodo žiauru, bet taip yra. Emocinis kūnas turi savo išlikimo mechanizmus. Ir kai atsiduri itin žemoje vibraciniai būsenoj, tokiame emocinėme lygmenyje, kur patirtis grėstų tavo išlikimui, tavo sistema instinktyviai visų pirma pabando
kažkaip pabando kažkaip tai kilti aukščiau, kažkaip tai lysti lauk, ar ne? Psichologijoje kartais tai vadinama antrinė emocija. Aš pavadinčiau gal tokia dengiamąją, kur persidengia, ar ne? Dengiamąją emociją, nes jie egzistuoja tam, kad apsaugotų mus nuo tos pačios skaudžiausios, ar ne? Tos liūdesio, praradimo ir taip toliau. Tai tarsi plonas ledo sluoksnis, toks kaip stiklo, esi kaip ir už stiklo tokia, stiklo apsauga, ar ne? Ir tas stiklas, jis, kad ir kiek tu vis tiek supranti, kad krūtinę tai skauda, o ją skauda ne iš neapykantos, ją skauda iš liūdesio, bet pyktis padeda išgyventi tą sunkiausią periodą, ar ne? Neapykanta kaip skausmo persidengimo emocija padeda mums neįsivelti į patį skausmą, kurį patiriame dėl išsiskyrimo, dėl išdavystės, dėl išsiskyrimo su tuo, kurį mylėjome. Akivaizdu, kad būdami tarsi neapykantos tilto būsenoje mes dažniausiai jaučiam tokį fenomeną kaip širdies plyšimą į dvi dalis, ar ne? O tai, ką turime pradėti gydyti, yra gilesnis skausmas, slypintis po neapykantos kiautais, ar ne, plutom ir panašiai. Širdies čakra tai energetinis centras, atsakingas už ryšį. Ji rūpinasi visumą, meilę, užuojautą ir bendrumu. Tai yra vienijimosi centras, todėl daugybė organų bei biologinių sistemų susijusių su širdies čakra, pavyzdžiui, kraujotakos sistema veikia kaip vienytojos, veikia kaip tinklas, ar ne, kai patiri išsiskyrimo tą visą skilimą, taip turbūt splitą, reikėtų sakyti, ar neskilimą, labiausiai paveikiamos biologinės ir energetinės sistemos atsakingos už ryšį. Tai širdies čakra ir jai priskiriamos struktūros. Biologinių lygmenų emocionalus ir fizinis skausmas aktyvuoja tas pačias smegenų sritis. Daug mokslininkų teigia, kad kai įvyksta skausmingas atsiskyrimas tarp žmonių, aš dar pridėčiau ir su gyvūnais taipogi, o kartais netgi ir labiau su gyvūnu nei su žmogumi, smegenys sukelia tokį taip vadinamą vaguso nervo viršstimulaciją, smegenys sukelia tą viršstimulaciją, sukeldamos skausmą krūtinės srityje. Būtent šis skausmas yra tas, kurį žmonės apibūdina, sakydami, man sudaužė širdį. Tai va, šiandien tyrinėdama visą tai aš sužinojau apie tai, kodėl sudaužė širdį, man skauda širdį, man plyšo širdis. Tai yra biologiškai paaiškinama. Akivaizdu, kodėl skausmo receptoriai susiję su trauminėmis patirtimis labiausiai išryškėja prie nervų, susijusių su ryšio centru, o tai yra širdies čakra. Dabar atskleisiu kai ką galimai naujo. Tai labai dažna, nors retai apie tai kalbama. Tai reakcija, kai santykiai žlunga, mes pasąmoningai norim, kad
partneris patirtų kokį nors nelaimingą atsitikimą, kad jam kažkas nutiktų blogo ir linkime nuoširdžiai, atrodo nuoširdžiai, bet taip nėra, bet atrodo, kad nuoširdžiai linkime blogo. Nesijaudink, dauguma žmonių apie tai pagalvoja, kodėl? Ogi todėl, kad kiekvienas išsiskyrimas yra kažko mirtis. Tai meilės toks dalies mirtis savyje ir to kito žmogaus viduje taipogi. Ir tokiomis mintimis, su tokiais jausmais, neva linkint kažko blogo, taip mes, nors aišku neplanuojame to daryti, dar paminėkim būtinai ir tiesiog tikimės, kad tai vyks kažkaip savaime, nesusijus su mūsų sąžinė ir panašiai, ko pasiekoje mes išvengiam kalties, abejojimo savimi ir savęs kaltinimo šalia paties to skausmo, ar ne? Ir tai toks labai sudėtingas momentas. Net jei būtent kita pusė nutraukia santykius, jautiesi lyg mirė dalis tavęs, ar ne? Ir prasideda gedėjimo procesas, labai panašus į tą, kai netenkama artimo žmogaus. Tik pasikartosiu, kad žmogus tai gyvas. Todėl yra daug sunkiau, nes tu nori parašyti, tu nori paskambinti, tu nori pamatyti, tu nori blogo, tu nori, kad nutiktų kažkas blogo, paskui galvoji, kaip aš galėjau tai pagalvoti ir panašiai, ir tai yra užburtas ratas, kol mes iš jo išeinam dažniausiai vis tik tai su pagalba, chebra, kaip nebebūtų, kaip be nenorėtumėm, mes viską patys, mes dabargi visi autentiški, visi viską galim, bet jeigu tikrai labai skauda, jeigu tikrai labai sunku vieniems sunku be galo yra išbristi iš šitos pelkės. Tu tiesiog negali vieną rytą nuspręsti atsikelti ir imti ignoruoti savo jausmus, ar ne, širdies skausmas, tas vadinamas krūtinėje, tai trauma tavo sistemoje ir kaip bet kokiai traumai kūnas turi pereiti visą gijimo etapą, kad vėl sugrįžtų į visumą. Žinot, kad yra gedulo žingsniai, ar ne, kurie step by step, mes juos praeinam per tam tikrą laiką. Jeigu kažkurį iš jų praleidžiam, mes vis tiek turėsim prie jo grįžti, nes tol, kol viskas neužbaigtas procesas taisyklingai nuo A iki Z iki galo, gero nelauk, kaip sakant, ar ne, jeigu nežinot to, nes tai užims dar daugiau laiko, aš jau žiūriu, kad aš jau virš valandos varau. Tai jeigu nežinot gedulo, būtent tos eigos visos, tai drąsiai rašykit, viską atsiųsiu, perduosiu, pasakysiu, paaiškinsiu ir taip toliau. Tu gali nuspręsti judėti pirmyn kabutėse, bet čia tik tai quote on quote, bet tai nereiškia, kad iš tikrųjų išgijai. Tai yra tiesiog vėlgi, kaip ir pakasimas po kilimu ir tipo I'm fine, viskas gerai, aš judu pirmin. Ten šoksiu nuo santykių prie santykių, arba dabar mėgausius laisvę, ir ten meluoji savo iki negalėjimo. Skubotas gijimas po išsiskyrimo neveikia.
kaip neveikia ir skubotas gedėjimas po mirties, ne, kad va greit išgedėsiu, greit išverksiu, greit čia porą dienų pabūsiu namie vienas ar viena ir nekelsiu niekam ragelio ir paskui žiūrėk, voila, viskas puiku, viskas nuostabu, ką jau padarysi, toks gyvenimas, Meksikoje išvis per mirusiųjų dieną didžiausia šventė ir kokių aš tik nesu girdėjus pamąstymų, kur nepasakyčiau, kad jie būtų kažkokie labai klaidingi, bet tiesiog yra atitinkamas procesas ir jį reikia tiesiog praeit nuo A iki Z, ar ne? Tai jokio rocket science, ar ne? Bet širdies skausmas nebūtinai turi trukti amžinai. Gali praeiti labai daug laiko, gali praeiti ir labai nedaug laiko. Ir kuo labiau iniciatyviau įsitrauki į savo gijimo procesą, tuo greičiau viskas eisis, ar ne? Kas yra svarbu padaryti patyrus širdies skausmą, patyrus traumą. Jei išsiskyrimas buvo neseniai, tai 99%, kad esi šoko būsenoj ir gedėjimo būsenoj. Nesivaikyk to, kas vyks pirmadienį ar kitą savaitę. Pradėk gyventi artimiausių 5 minučių atkarpą arba sekančią valandą, sekančios valandos atkarpą. Šiandienos maksimum, atgyventi šią dieną, nebūtina žiūrėti 10 metų į priekį, kai skauda siela, skauda širdis, skauda viską, ar ne? Kai gyvenimas krinta iš po kojų, po didelės traumos, apsibrėžk savo veiksmus tokiomis labai mažomis apimtimis, ne? Kas man padėtų jaustis bent šiek tiek geriau per artimiausias 5 minutės, pavyzdžiui, arba kas suteiktų palengvėjimą per artimiausią valandą, arba ką aš galiu per šiandien dieną nuveikti, kad mažiau galėčiau galvoti apie tai, kas nutiko, ar ne? Leisk savo planuoti tik minutėmis, valandomis ar maks dieną į priekį. Ta prasme, netgi šią dieną, net ne dieną į priekį, o šią dieną. Laikui bėgant, kai pajusi, kad turi jėgų, galėsi pratęsti tą laiką ilgesniais etapais. Tu esi po traumos. Jeigu lūžta koja ir liepta gulėti 4 mėnesius lovoj, tu guli 4 mėnesius lovoj. Kuom tai skiriasi? Tiesiog, kad psichologinė trauma nesimato ir gipso neįmanoma ant to uždėti. Tai visiškai nieko nereiškia. Taigi, dabar išvardinsiu žingsnius, kurie padeda su gedulo ir sielvarto skausmu būtent išsiskyrus. Pirmas žingsnis yra nesivaikyk atsitraukimo jausmo, atsitraukimo gal netgi būdo, taip sakyčiau. Tai yra, kai tavo draugai siūlės ten, einam pahaikinti kalnus, varom pažaisti, ten biliardą, varom išgert, varom patūsint, vis dėlto tai atgalinė jėga ir ji nuvils tave. Jau praradai dalį savęs,
užtušuoti skausmą atsitraukimu ir pabėgimu, bandymu pabėgti tiesiog nuo visko, tik gilins žaizda pradės pūliuoti, dezinfekcijos nulis ir aš pati 2 metus apsimetinėjau, kad viskas okei. 2 metus. Tai paskui anyway, tai buvo labai didelė klaida. Širdies skausmas yra viską apimantis, leisk jam egzistuoti. Kartais norint pereiti į kitą pusę, reikia stoti priešai skausmą ir eiti tiesiai į jį. Ne aplink, ne peršokt, ne dar kažkaip, neiti kitą pusę, o į jį, pabūti jame. Tai įsivaizduokim, skauda širdį beprotiškai, ar ne, ir tu tiesiog būni tam skausme, be muzikos, be telefono, be skrolinimo, be kažko šalia netgi galbūt, nes gal reikia tos vienatvės ir tiesiog pabūti tam skausme, nes tu nusipelnėjai jame būti, nuo jo bėgti nereikia jokiais būdais, nereikia pykti ant jo, ant savęs nereikia pykti, negalima. Ir pripažink savo, kad jeigu buvai įsipareigojęs vienam žmogui dėl to, kad buvo sąjunga, dėl to, kad buvo dalykai, kurie jūs jungia, tai greičiausiai buvo kažkokia kompensacija tam, ką jau praradai savyje iš anksčiau, tai pasąmoningai tas žmogus tave kaip ir tau kaip ir padėjo jaustis, liaudiškai tariant, geriau, viršesnių, vyresnių, didesnių, visaip kaip, bet dabar laikas kelionėje atgal į save, atkurt savo pilnatvę viduje. Užmerk akį klaidinančiai kultūriniai naudų siekimo iliuzijai, ne? Kad tai yra nepriklausomybė, mūsų visata yra tarpusavio ryšių pasaulis. Tarpusavio priklausomybė nėra skausminga yra nepriklausomybė, o autonomija. Tai buities būsena, kurioje esi pats savyje, pats su savim. Būdami tokioje pilnatvės būsenoje mes nebeieškom kitų žmonių, kad kompensuotume savo trūkumus, ar ne? Norėdami būti autonomiški, turime būti saugiame ir draugiškame santykėje su savimi, gerbti save ir reikalauti pagarbos iš kitų. Turime imtis žingsnių, kad sukurtume savo tokį santykį su savimi ir turėti jėgų, noro, aistros judėti link savo pilnatvės. Blogiausia, ką gali padaryti per širdies skausmo tą visą fazę, tai iškart įsileisti naujus emocinius ryšius, ypač romantinius. Tai tas vadinamas pleistriukas, ar ne? Tai tik paaštrins ir dar labiau traumuos jau sutraumuota tavo būsena. Pilnatvės sukuria atkūrimo tokio, ar ne? Sukūrimo, atkūrimo sudaro grįžimas į save. Surasti save iš naujo, kas aš esu, ko aš noriu, ko man reikia, kokių pokyčių noriu savo gyvenime. Prisikelk prisiminimus apie laikus, kai tikrai jauteisi laimingas, būdamas savarankišku ir panašiai, ar ne? Ką tada veikdavai? Įtrauk kelis dalykus, kurie tada teikia džiaugsmą, ne? Tiesiog atgal į kasdienybę.
arba vietoj to, kad įtraukinėti kažką, kas buvo anksčiau, bandyti kurti kažką naujo iš savęs, bet tokią gerą versiją, kaip sakant, nepasisukti link priklausomybių ir visokių kitų nesąmonių, kurios quote-unquote padeda išgyventi dieną. Dažniausiai suskaldyti santykiai reikalauja pradėti beveik viską iš naujo. Kaip nuo visiško nulio ir pakeisti kryptį, ar ne? Tad mūsų prioritetai turi keistis, turime tam pasiruošti, turime žengti žingsnį, kad vėl jaustumėmės savimi, nes mes save praradom. Mes save praradom jau tada, kai atidavėm pusę savęs tam kitam žmogui. Ir kai išsiskyrėm su tuo žmogum, ten liko mūsų pusė. Viena mūsų pusė. Asmenybės pusė. Net tie, kurie nusprendžia nutraukti santykius, patiria tą bejėgiškumo jausmą, netekus kito žmogaus, kadangi vėlgi ta pusė liko su tuo kitu žmogum. Norit to ar ne. Kitas patarimas būtų: keisk savo gyvenimą, kad jis vėl būtų kaip naujas, ne? Kaip ir prieš tai minėjau, kad arba mes bandom prisiminti, čia kalbant apie išsiskyrus sveikuose santykiuose, ar ne? Kad jeigu nenorim grįžti į tą, kas buvo anksčiau, galim susikurti naują savęs versiją. Tai gali būti kažkoks drastiškas pokytis, persikelti gyventi į kitą miestą arba galbūt į kitą šalį, pradėti naują darbą, kurti naują gyvenimą iš esmės, ar ne? Ir vėlgi pasikartosiu, visiškai nebūtinai santykiai turi būti toksiški, kad norėti išvažiuoti iš miesto ar iš šalies ar kažkokius labai rimtus gyvenime pokyčius priimti, ar ne? Arba tai gali būti kažkas labai paprasto. Perstumdyti baldus, pakeisti namų dekorą, išbandyti naujus patiekalus, pakoreguoti savo išvaizdą, pakoreguoti, aišku, quote-unquote. Gyvenimo pokyčiai, ypač susijęs su skausmo priminimais, flashbackais tais vadinamais. Tai yra kaip ir būtini, tik tai toksiškų santykių, narcisistiškų santykių, sociopatinių santykių flashbackai yra nesveiki. O, kaip sakant, prisiminti dalykus iš praeities, kas buvo, kaip buvo, nes buvo, todėl kad buvo gerai. O gal ir ne viskas buvo gerai, tai irgi įeina į visą tą matematiką, ar ne? Ir taipogi labai svarbu yra nebijoti pakabutėse pasidėti prisiminimus ir tam tikrus daiktus, tam tikras simbolikas į dėžutę, saugiai ir atokiai, ir sau pasisakyti, kad tu neišmeti, tu nenugrūdi, tu ne kažkur tai nebandai pabėgti nuo to, o tiesiog sudedi praeitį į dėžutę ir pasidedi tą praeitį kažkur pageidautina vis tik tai nematomoje vietoje, ne? Galėsi paimti vėl ir vėl, kai jausi, kad reikia, ir atsidaryti ir pasižiūrėti. Toliau, spręsk savo neigiamus įsitikinimus. Tai aš sakyčiau, keisk savo gal neigiamus įsitikinimus visgi.
nes atsiranda pagrindiniai įsitikinimai dėl to skausmo, tokie kaip aš daugiau niekada netikėsiu niekuo, arba man niekada nepavyks jokie kiti santykiai. Ypač svarbu žvelgti į tokį, čia ne kabutėse net, bet tarkim kabutėse, turėjo būti kitaip įsitikinimus, ką labiausiai skaudina, išsiskyrus, kas labiausiai skaudina, išsiskyrus ar ne, tai mūsų mintys, mes turėjome būti kartu visą gyvenimą, kai galvoji, kad turi būti vienas rezultatas, bet ten paina kitoks ir neveikia, ir tai emociškai žlugdo. Long story short, pervartyk savo vertybių ir savo įsitikinimų žurnaliuką ir susižiūrėk, ar tikrai viskas vis dar tau tinka ir ar tikrai nereikia nieko pakeisti į kažką, kas automatiškai įneš pozityvumo, meilės savo, savivertės ir visų kitų dalykų, ar ne? Nes dauguma mūsų tokių stabdžių tai yra įsitikinimų, tas įsikabinimas toksai ir galvojimas, kad taip ir ne kitaip ir tik tai taip turi būti, ar ne? Kai iš tikrųjų su kiekvieno gyvenimo iššūkiu, su kiekvieno gyvenimo trauma, ypatingai jeigu tas iššūkis šiuo atveju jau apie traumą nėra ką ir kalbėti, yra neigiamas, ar ne? Tai labai reikia prasivartyti savo įsitikinimus, kadangi ten gali būti labai daug atsakymų į klausimus, kodėl, ir kaip tik žingsniuojam prie klausk kodėl. Klausk kodėl. Deja, dauguma santykių specialistų pritartų, kad nereikia ieškoti kodėl. Tiesiog mesk, skirkis ir tiek. Nes jeigu šitiek laiko vis nesiseka, vis pykstatės, vis tas, vis anas, tai kam, akivaizdu, kad nėra dėl ko, ne? Nors yra tarp eilučių, tarp vandeninių vandenų tiek visokių kodėl, kad ir atsakymų į tą kodėl, kad išsiskirti, kaip ir mesti, kaip ir išmesti, kaip ir išeiti ir taip toliau visada spėsim, ar ne, pradėkim nuo to. Tai aš tai su to nesutinku tikrai, nuoširdžiai, nors dažnai būna, kad provokuoju savo klientus, kad jo, gal čia vis tik tai jums reiktų skirtis grinai, kad žmogus pagalvotų, blemo, kaip čia dabar taip, aš atėjau čia tvarkytis, o jinai man sako skirtis. Ir automatiškai tada žmogus pajaučia, ką iš tikrųjų jaučia savo antrai pusį, ne? Nes, sakykim, čia kaip mes monetą, ne? Kad jeigu ten, sakykim, skaičius, tai skiriamės, o herbas, tai dirbam. Ir kai jau ta moneta yra ore, tada tu iš tikrųjų žinai atsakymą, kurio tau reikia ir kurio tu nori ir kurio tu ieškai, ar ne? Taigi aš asmeniškai nesutinku su tuo, kad reikia 1-2 viską trenkiai, gal ne tai baisiai, bet panašiai, žodžiu, negaiškim laiko turim mažai, čia aš turiu omeny kabinete pas specialistą. Matot, kad šūdas gaunasi, tai ir skirkitės, ar ne? Būtinai reikia paklausti, kodėl vyksta, kas vyksta. Suvokimas, jis išlaisvina.
ateit pas savo antrą pusę ir paklausti, o kodėl taip yra, o kodėl, ko tau trūksta. Nuoširdūs pokalbiai, iš vis, kiek aš metų dirbu, čia jau aš apie save, kiek aš metų dirbu, aš vis dar galiu pasakyti tą patį dalyką jau N metų, kad vienintelė problema yra komunikacija, miskomunikacija arba komunikacijos trūkumas. Tai faktas, kad jeigu žmonės nesišneka, o tuo labiau nedrįsta paklausti, o kodėl tu nori su manim skirtis, pavyzdžiui. Arba kodėl tau su manim yra blogai, arba ko tau trūksta. Bet to svarbu mokytis iš kiekvienos patirties, kad nekartotume tų pačių klaidų, laikydami mintis, kad už visko slypi kažkokia gražesnė, prasmingesnė priežastis, turime ugdytis tą sąmoningumą. Nors dažnai sakome, nežinau, kodėl taip nutiko, iš tikro mes dažniausiai pykomės, dažniau pykomės nei nesipykom ir taip toliau, kai iš tikrųjų dažniausiai žinome visus atsakymus, visus klausimus, tik neleidžiame savo pripažinti, nes tai skaudu. Ir skaudu, aš, tarkim, ateinu pas savo partnerį ir paklausiu, kodėl tu nori su manim skirtis. Ir pasako, todėl, kad tu užknisi, todėl, kad tu ten bossini around, kad tu vadovauji, tu ten dar kažką. Tai aišku, skaudu girdėti, kad kažką darai lievai, kad kažką darai blogai. Ir panašiai, bet ta prasme tai yra ir to pačiu kelias, atviras kelias į pasikeitimą. Nes mes neturim, kaip aš sakau, kompromisas yra bullshit, ta prasme, vis tiek kažkas vienas nukenčia. Visada galima rasti trečią variantą, kuris tinka abiems, ar ne, bet tam reikia klausti, kalbėtis, klausti, kodėl. Tuomet toliau keliaujame, žmonės ateina ir išeina, o kodėl? Vėlgi, ar ne? Gali pasirodyti, kad tie žmonės buvo tavo, nežinau, sielos draugai, bet iš tikrųjų jie buvo tavo ugdymo, mokymosi, gyvenimiško mokymosi dalimi, buvo tavo pakeleiviais. Lika atviras mintims, kad jie buvo tavo gyvenimo dalis tam, kad duotų tau gabalėlį tokį galvosūkio, tokio paspręsti, ne, ieškok, ką jie tau suteikia, kas ieško, tas randa tikrai. Tai gali būti pamoka, bruožai, suvokimas, daugybė dalykų. Kai esi širdies skauduliuose, labai lengva jausti, kad pasaulis yra nusiteikęs prieš tave ir ieškok teigiamų dalykų, kurie taip pat atsirado dėl santykio, įskaitant tai, jog šis santykis padėjo tau suprasti, ko tu iš tikrųjų nori. Tai yra puikus būdas išeiti iš to, kad jautiesi vien tik kenčiantis, ar ne? O dabar atsisėsk ir susimastyk, kas tavo viduje yra teisinga. Kai patiriame išsiskyrimą, dažnai mūsų savivertė labai krenta kartu su tais santykiais, ar ne? Pradedam savo pasakoti tokias istorijas, ne, ir kišti idėjas į galvą, kad kažkas mumis tikrai negerai ir šitas jausmas ypač sustiprėja išsiskyrimo metu. Juk jeigu nebūtų nieko blogo tarp mūsų, tai viskas būtų gerai tarp mūsų, tiesa. Turime, tas toks black and white thinking šiaip jau, turime sąmoningai nukreipti dėmesį į savo stiprybės, į tai, kas daro mus vertus
to ryšio ir tos bendrystės. Jei sunku sudaryti tokį sąrašą pačiam, galima paprašyti draugų, kad, nežinau, kiekvienas parašytų po kelis dalykus apie mus, kokie mes esame, ne? Kad mes galėtume patys lengviau tada susidėlioti tą paveikslėlį. Tada kiekvieną bruožą ar savybę įsivertinti, kaip tai tau padeda gyvenime arba galbūt kenkia gyvenime, kodėl tai galėtų būti svarbu tam, kas nori būti su tavim santykiuose ateityje, ar ne? Svarbu pajusti palaikymą ir ryšį su kitais žmonėm tavo gyvenime, rask bendruomenę, išsiskyrimas labai skaudus procesas, labai skaudi trauma, nes tai ryšio praradimas ir savęs praradimas, kaip jau ir kalbėjom. Ir jeigu atrasime ryšį kitais būdais, nejausime tokio alkio, tokios aštrios tuštumos. Ir tai idealus metas išmokti priimti energiją. Pagalvok apie geriausią scenarijų. Sakykime, ar ne? Išsiskyrus mes automatiškai nuslystame į blogiausią scenarijų, nes gyvenimas atrodo visiškai sugriautas, nes tas trūkumas žmogaus, kuris buvo visada šalia, sąlyginai visada šalia, jo nėra ir vėlgi ten 1000 kartą pakartosiu, ar ne, kad tau trūksta pusės tavęs. Tačiau vietoj to reikia pradėti galvoti apie geriausią atvejį, tarkim, po metų, ką darytum, su ko būtum, kokie nauji dalykai būtų tavo gyvenime. Būtent taip turim pradėti mąstyti, nes realybėje išsiskyrimas uždaro vienas duris, bet atidaro kitas. Taip jau yra. Ir gali būti, kad būtent tos naujos durys ir yra, ko visą laiką iš tikrųjų troškai ir ko tau iš tikrųjų reikėjo. Leisk savo verkti, jei jauti norą verkti. Verkimas tai emocinis energijos išvalymas ir tokia, kaip aš vadinu, žaizdos dezinfekcija. Slopinimas yra priešingybė gijimui. Nors verkti gali būti nejauku ar gėda, būtina įveikti šią socialinę stigmą ir tiesiog paleisti, verk. Aš net susimėčiau šitam sakinį, nes toks kažkoks vidinis siutas truputį paėmė, ne? Nors verkti gali būti nejauku ar gėda, laužykim ar ne ar įveikim tą stigmą. Kodėl tai turi būti nejauku ar gėda? Nes tai yra liūdna, nes kai juokiasi kažkas, tai labai viskas faina ir labai viskas jei, nes juokas yra jėga, ta prasme taip, bet tai mes negyvenam planetoje, kur jodinėjam vienaragiais, vemiam vaivorykštėm, šikam keksiukais ir panašiai, tai ta prasme būkim realistais ir valykime žaizdas. Please. Atleiskite, jeigu šiek tiek ne pati ne tai, kad nedraugiškiausia, bet tokia labai jau straightforward, bet dabar yra po 7:15. Aš pradėjau rašinėti šitą podcastą 12 nakties, tai jo, sakiau, kad aš labai rimtai žiūriu į tai, ką leidžiu savo kalbėti. Važiuojam toliau. Atsipalaiduok kūno prasme, fiziškai. Kai atsipalaiduoja kūnas, nurimsta ir protas. Kvėpavimas, aišku, tai čia jau savaime, čia visų pirma, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Būtent į kvėpavimą savo.
Ar ne, ar mes nepamiršę kvėpuoti, ar mes ne per greitai kvėpuojam, ne per daug deguonies įkvėpiam ir panašiai. O kadangi nurimus, atsipalaidavus kūnui nurimsta ir protas, tai kai protas nurimsta, kūnas atsipalaiduoja. Tai dvikryptė gatvė, mane? Kaip jinai vadinasi pas mus, aš kaip nevairuojanti, tai man žodžiu, dvipusis eismas, va. Dažnai per išsiskyrimą mums nepavyksta nuraminti proto, kad ir ką bedarytumėm, tad reikia pradėti nuo kūno. Daryk viską, kas leidžia kūnui jaustis geriau. Pasileisk mėgstamą muziką, pasidaryk masažą, užsirašyk, užsiimk jogą, sportuok, tapyk, lipdyk, kvėpuok sąmoningai. Vat būtent, kad ne tik, kad gaudyt save ant kvėpavimo, kaip kas, kur, kaip ką, bet sąmoningai, o sąmoningai jau čia topic for another day, bet kaip nebebūtų, tai yra tiesiog pagal pajautimą. Įkvepiam pro nosį, iškvepiam pro burną. O ne, ir vien kvėpavimas jau kiek duoda, čia yra unbelievable. Ir, nežinau, pasinerk į karštą vonę, nors kaip ir kalbėjom, kad self-love ne apie tai, bet čia ne tik self-love, čia yra būtent kūno priežiūra, atpalaidavimas tam, kad atsipalaiduotų ir protas, ne? O karšta vonia su druskom ar kažkuo, kas patinka, tai yra labai labai geras, vienas iš labai gerų būdų. Arba koks nors ilgas dušas, jeigu nepatinka gulėti vandenį karštam, nors nebūtinai jis turi karštas būti, žodžiu, būdų yra įvairiausių. Ir dažnai būna žmonių išsisukinėjimas, pas mes su finansais prastai. Jo, dušas nieko nekainuoja. Tai. O galima ten su visom procedūrom, su visko pasidaryti tokį spa, kur ant visos Lietuvos ir ant visos Europos nerasi. Viskas, kas atpalaiduoja kūną, tinka. Medituok kasdien. Meditacija leidžia paleisti mintis, kad jos liautųsi knisti tau proto. Tai atneša didžiulį palengvėjimą. O palengvėjimas labai svarbu per visą išsiskyrimo procesą. Taipogi meditacija leidžia prisijungti prie savo dvasinės pusės, ką mes dažnai labai irgi pametam, nes bėgam, lekiam, griūnam, nieko nespėjam ir panašiai. Prie dvasinių lygmenų, o tai padeda išvystyti platesnį vaizdą, kaip aš vadinu, protiratį, o platesnę perspektyvą, ypač svarbi, kai mūsų dabartinė realybė labai skausminga, ar ne? Skyrybos. Meditacijoje taip pat pereinam ir į leidimo savo būseną, o tai yra pati labiausiai gydanti būsena, ne? Nes tiek įsiklausom į save, kad suprantam, kad pradedam sau leisti būti, sau leisti mylėti save, sau leisti grįžti save ir taip toliau ir daugybė kitų dalykų. Meditacija iš esmės ryte, vakare, kaip sakoma, kaip amen. Man, pavyzdžiui, meditacija tai nebūtinai turi būti kilimėlis, visi mano akmenys, palisti kvapukai, smilkalai ir taip toliau, ar ne. Tai nebūtinai turi būti pusvalandis ar dar kažkaip, kartais tiesiog ryte atsikėlus, neimt ragelio į rankas,
pasidaryti kavos, pasėdėti, pagerti kavos, pagalvoti apie ką šiandien veiksiu, ko šiandien neveiksiu, pasižiūrėti, su kuo dirbu, ar kokie šiandien mano planai, ar tiesiog pasižiūrėti, koks fainas oras pro langą, ar ne, arba koks jis nefainas, kas yra irgi faina, ne, nes visoks oras yra fainas. Tik tai depends, ką planuoji veikti, ar ne. Taigi, toliau, kas čia dar iš patarimų? Rašyk dėkingumo ar pozityvių dalykų tokį žurnalą. Vesk, nes kai patiriam išsiskyrimą, pasaulis atrodo labai tamsus, juodas, baisus, šaltas, ne? Nematom nieko teigiamo, tik neigiama ir mes tiesiog kaip pelkiai grimstame tame vis giliau ir giliau. Tad vienas geriausių dalykų, ką gali padaryti, yra ypač ryte. Čia ryte tai iš vis veikia bomba. Vos atsikėlus ir prieš einant miegoti yra priversti save užrašyti puslapį dalykų, už kuriuos esi dėkingas, ką vertini. Tas buvimas grateful, ne? Ką vertini arba kas tau kelia gerus jausmus, kai apie tai galvoji, matai ar jauti, kai esi emocinėme skausme, galvok kuo mažiau. Dideli dalykai dabar nesiklosto, dabar ne apie tai. Tas susitelk į mažus dalykėlius, kurie sukelia šiltas emocijas. Būk sąžiningas su savim, rašyk tik tai, kas iš tikrųjų malonu, ne tai, ką norėtum rašyti, ką atrodo turėtum rašyti kabutėse, ne? Vakare tai padės geriau miegoti, o ryte pabusti su tą pačią geresnę vibraciją ir kaip kad su kuria užmigai, ar ne? Tai ypač svarbu per tą širdies skausmo laikotarpį, nes dažniausiai atsibundame ir mus vėl daužo ir pervažiuoja ta pati netektis, norėjau rasti žodį, netekties, toks buldozeris, kažkas tokio, toks jis pervažiuoja ir labą dieną, štai ir rytas, ar ne? Tai kuo daugiau mes duodam savo iš vakaro, tuo daugiau mes pasiemam iš to ryte, o ryte jau kiti dalykai ir taip toliau. Ir tada visą dieną praleidžiame ne gyvendami, o bandydami tiesiog išgyventi. Tai po to buldozerio viso, todėl reikia. Šis dėkingumas, jis ir dopamino suteikia, tai yra kaip sportas suteikia sveiko dopamino, taip ir dėkingumas, tas propagavimas dėkingumo. O jeigu dar rašymas, ką tu gali paskui pasimti ir pasiskaityti, po laiko, po dienos, po savaitės, po mėnesio, po metų, tai šis yra visiškai ir absoliučiai amazing dalykas, ta prasme, nes mes turim tūkstančius, ir aš pakartosiu tūkstančius dalykų, dėl ko būti dėkingais. Praktikuok savęs tokį meilės savo meną. Aš puikiai suprantu, kai prarandi meilę, o kažkas, kaip aš sakau, o kažkas, kaip aš sako, taigi mylėk save, taigi mylėk save. Tai skamba tragiškai, tai tas pats, kas žmogui su depresija sakyt, taigi nustok liūdėt, taigi ko čia liūdė, nustok liūdėt ir viskas bus gerai. Tarsi tau sako, būsi vienas visą likusį gyvenimą, ne? Mylėk save,
Sunku mylėti save, kai ką tik po break-upo, kai ką tik po išsiskyrimo. Ir vėlgi pasikartosiu, kad prarandi dalį savęs. Tai dar tą dalį reikia susigrąžinti. Tai kokie čia per naktį mylėk save, ar ne? Bet aš tau nesakau to daryti. Visata veikia pagal traukos dėsnį. Yra milžiniškas veidrodis ir ką tu jauti, tą ir matai. Kuo daugiau meilės siunti į savo pusę, tuo daugiau žmonių ateis į tavo gyvenimą su ta pačia meile. Savęs skaudinimas slypi savęs neapykantoj. Tad meilė savo apsaugo ir nuo savęs žalojimo, kuris dėja dažnas šalutinis poveikis, reiškinys, kai skauda širdelę. Leisk savo gauti tą vadinamą užbaigimą, tą closure, ne? Paklausk savęs, ko man reikia, kad galėčiau užversti šitą skyrių gyvenimo. Išsiaiškink, kas tave stabdo judėti priekį, ar ne? Nes kiekvienas nusipelno užbaigties, kiekvienas. Gauti savo užbaigtį, tai čia yra, ne visiems galbūt kam reikia, bet kam reikia, tai čia yra must visiškai. Gal jauti, kad turi atsiprašyti, gal turi paklausti, kodėl nutiko, kaip nutiko, gal turi išsiaiškinti, kaip ateityje išvengti tos pačios klaidos, kad nekartotum. Gal reikia kažką atiduoti, ką iki šiol laikai iš daiktų. O gal iš jausmų neišsakytų emocijų. Gal tau reikia simbolinės ceremonijos kažkokios, kad paleisti žmogų. Ar ne? Ar paleisti tą meilę, kuri išėjo. Leisk savo gauti tą užbaigti tokiu būdu, tokiu būdu, koks tinka tau, būtent kokio reikia tau. Ir ieškok terapijos. Egzistuoja tiek daug terapijų rūšių. Pasidomėk, kuri rezonuoja su tavim labiausiai. Ir žinok, yra visos kryptis, skirtos tik santykių praradimo temai. Jei praradai saugų prisirišimą su žmogumi, nesvarbu, santykiai baigėsi ar ne, terapeutas gali tapti tavo laikinų saugių prisirišimo tašku. Tai iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl terapija veikia. Mums reikia pagalbos tada, kai jaučiame, kad jos reikia. O širdies skausmas, širdgėla visiškai teisėta priežastis jos ieškoti. Leisk savo paliūdėti dėl praradimo, pagailėti savęs. Tie, kurie įstringa širdgėloje ar ne, širdies skausme metus dažniausiai yra tie, kurie niekada iš tikrųjų neleido savo išgėdėti ir pajausti liūdesio, išsiverkti, išsižliumbti, išsigailėti savęs iki negalėjimo. Realybėje mes visi esame sudaryti iš tos pačios energijos. Mes visi vieningo energetinio lauko dalis. Tai yra taip akivaizdu. Tad mes negalim iš tiesų nieko prarasti, darydami tokius dalykus. Mes tik susikūrėme iliuziją, kad kažko netekome, galų gale nėra nei atėjimo, nei išėjimo. Tu negali prarasti savo tarpusavio ryšio, nes tai yra visko esmė. O skausmas tai yra laikina.
Skausmas yra laikinas dalykas. Nors kai esi jo sukūryje, atrodo, kad jis truks amžinai, būtent todėl jis toks nepakeliamas ir toks sunkiai pamirštamas, sunkiai pradirbamas ir panašiai, ar ne? Bet tavo skausmas kaip verkiantis vaikas. Įsiklausyk dabar tai, ką aš pasakysiu. Tavo skausmas yra kaip verkiantis vaikas. Elkis su juo kaip su vaiku. Tavo skausmas nėra čia tam, kad tave skaudintų. Jis pats yra tas, kuris jaučia skausmą ir jis šaukiasi tavo pagalbos. Tai šiandienai būtų tiek, jau matau, kad beveik 2 valandos podcast'o. Tai dabar dar smagiai, kiek dabar pas mus 7:30 ryto. Nu, žodžiu, visai fun. Ar ne? Dar pridėsiu tokį niuansėlį, kodėl yra svarbu gedėti ir sielvartauti. Tai užduok savo klausimą, ar tu drįsti gedėti? Jei ne, tai gali vesti prie... Tai gali privesti prie užsikonservavimo, kaip tokio emocijų surakinimo, įvairių simptomų, psichosomatikos, sveikatos problemų. Čia ne apie kažkokį, žodžiu, mes kalbam apie tikrą savęs pripažinimą. Leisti savo patirti netektį ir parodyti jai pagarbą ir savo pagarbą tokioj situacijoje gali apsaugoti nuo sudėtingų ilgalaikių sunkumų, tiek fizinių, tiek psichologinių. Tai gali apgadinti galimybės ateityje sukurti santykius ir panašiai. Tai kadangi podcastas beveik 2 valandų, aš galbūt jau sustosiu, nes jau darosi truputėlį tragikomiška, bet mėgavusi kiekvieną minutę. Tai geros visiems savaitės jau galiu palinkėti, ar ne, nes jau sekmadienio rytas, jau konkretus sekmadienio rytas. Geros visiems savaitės, susigirdėsim šeštadienį. Jeigu turit kokių temų, siūlykit, nes aš pati, kai išsirinkti negaliu, tai vargstu, o paskui puolu, skambinu, žmonės gąsdinu. Tai siūlykit, aš su mielu noru išskėstom rankom tikrai į glėbį priimsiu ir susirašysiu ir susižymėsiu, ir jeigu ne kitą šeštadienį, tai dar kitą, žodžiu, bus tikrai kalbama apie tai. Tai jeigu yra kažkas, kas klauso manęs, siūlykit temas, prašau. Su jumis buvo Merula Daug kalba, labai daug. Visiems linkėjimai, visus labai myliu. Visus apkabinu, visiems geros savaitės, geros nuotaikos, gerų orų, kuo daugiau poilsio, kuo daugiau čilo, vasara trumpa, mėgaukitės chebrytę, jeigu kažkam blogai, skambinkit, rašykit, turit klausimus, skambinkit, rašykit, ar reikia gedulo visos tos programos, ar ne, kas po ko ir kas ir kaip, nors ten koks nors čia GPT ar tas pats Google'as, visur tas pats, tie stepsai visi tie patys, bet jeigu norit kažkaip, nežinau, o gal reikalinga sesija išklausius, žodžiu, ko tik tai reikia, pasikartosiu eilinį kartą, kontaktai yra visur internetuose, tai rašykit, skambinkit, klauskit, užsirašinėkit, nežinau, kontaktuokit iš esmės. Jeigu aš nenorėčiau, kad jūs su manim kontaktuotumėt, aš jums to nesiūlyčiau. Patikėkit manim. Tai yra
nuoširdžiai, šitas ilgas podcastas, kurį dabar keliauju karpyti. Tai kągi, visiems labas rytas, man labanakt ir susigirdėsim kitą šeštadienį. Labai smarkiai visus savo pelėdžiukus apsikabinu. Ačiū ir iki kito šeštadienio.